Labą dieną, draugai, mokiniai. Tai šiandien turiu laisvo laiko. Atvažiavau pas savo draugus, kurie įsikūrė naujose patalpose, jau senokai, ar nebuvo aplankęs. Tai yra Urban Motors. Pažiūrėsim, ką jie čia turi, ką galim nusipirkti. Aišku, tai bus motociklai, automobiliai. Einam į vidų. Patys populiariausi 300-iniai, Lancinai, įvairių spalvų, Lancin 1 litro, MAD versija, turi snorkelį tokį didelis ir galingas daiktas, žiauriai gerai atrodo, gerai, žiūrėkit, metalaus skardinės galėtume įsidėti, nes motocikliukai 125, žiūrėk, kokia kaina. Pam, sūnui, dukrai. Naujas daiktas už tokią kainą. Gerai, toliau Vogue 625R. 600 kubikų. 64 arkliai, svoris 128. Tikrai dailiai atrodo. Gerai, bekelės motociklai. Šiaip labai įdomus variantas. Nedidelio svorio. Vogue 300 rally. Iškeltas priekinis sparnas. Tai bekeliai labai gerai. 21 kW. 160 pilnai paruoštas. Tai reiškia šlapis. Bakas 112,5 litro. 4,5 eurų. 4500 nors daiktas. Žiauriai panašus į Yamaha Tenere, bet palei komplektaciją ir aišku palei kainą stipriai lenkia. Tai žiūrim, kaip atrodo. Žiūrėkit, čia pasiduoda iš karto tokios komplektacijos. Nieko nereikia dėti. Ta prasme, kas čia halogenai priešrūkiniai. Nuvėjo, ne? Stikliukas, šoninis stikliukas, kad nešvilptų. Ranko apsaugos, veidrodžiai iš karto nulenkiami, ne? Kad nelūžtų kaip teneriai. Šoninės apsaugos, ne? Iš karto eina į kainą viskas. Variklio apsauga, aliuminė. Žiūrėkit, variklio apsaugos irgi. Plastikinės, aišku, bet yra pakojai, centrinė kojelė, bagažinės galinės laikiklis iš karto į komplektaciją įeina. Pažiūrėkit, kaip atrodo iš vairuotojo akių, ne? Yra karbono apdailos imitacija, bet žiauriai gražiai žiūrisi. Aišku, matosi, kad ne karbonas, bet graži detalė tokia. DS 800X 800 kubikų, 94 arkliai, pilnai paruoštas ir 213 kg ir 24 litrų bakas. Tai ratlankiai, gražus geltoni. Žiūrėkit, kaip įdomiai špikiai padaryti šone. Vogue DS 625X 600 kubikų beveik, 63 arkliai, 206 kg ir 17,6 litro bakas. Kaina 700 eurų. Pažiūrėkit, koks piktas iš priekio. Taip pat turi papildomus žibintus, iš karto įmontuotus, nereikia nieko dėti. Lankai šoniniai, tarpusavį sujungti. Variklio apsauga vadinama. Taip pat variklis bronzinės spalvos. Išsiskiria gan gražiai atrodo. Pakojai su gumom, bet jas labai paprasta būtų išsiimti. Taip pat variklio apsauga, aliuminė. Šiek tiek mažesnis, bet iš vairuotojo pozicijos irgi atrodo žiauriai galingai. Taip pat turi planšetę didelę. Priekinis stikliukas.
Čia jau veidrodėliai neužlenkiami, iškitigesnė versija, bet ne problema būtų pasikeisti. Taip pat apsaugos rankų. Ir pats galingiausias daiktas, čia jau labai panašus į GS, sakykime, jo kopija. Black Knight. Ne. Tai Vogue DS 900X, 900 kubikų, 70 kW. Svoris jo 238, sėdynės aukštis 825, 17 litrų bakas. Bakas galėtų biški didesnis būti kaip tokia motociklai. Tai vėl komplektacija įeina iš karto. Variklio apsaugos, šoninės, rankų apsaugos, veidrodžiai neužlenkiami jau, nes motociklas gal labiau skirtas yra palei padangas, matau, kelionėm labiau, bet nemanau, kad bijotų jis nuvažiuoti ir nuo kelio. Išmetimas gan aukštai, su apsauga karbono apdailos, variklis sidabrinis, bet irgi išsiskiria spalvinės gamos. Taip, variklio apsauga aišku labai mažytė, bet yra. Išmetimo papildoma maža. Brembo stabdžiai. Jau čia rimta. Berakti užvedimo sistema. Planšetė. O jeigu jūs užkabinau vienas iš šitų motociklų ir norėtumėte juos išsibandyti, tai galite kreiptis į Urban Motors Klaipėdą. Kolektyvas labai fainas ir draugiškas ir turi deminių motociklų. Galite išsibandyti. Atšilus oram pats išvažiuosiu išbandyti, manau, ne vieną ir ne du motociklus ir padarysim apžvalgą.